New Year, New Me. Visiems hi, aš Viktorija ir welcome back į mano kanalą. Tai yra pirmas video šiais metais ir netikėtai nusprendžiau padaryti jį apie naujametinius planus. Šios dienos video pasidalinsiu 8 patarimais, kurie padeda asmeniškai man kurti planus, siekti jų ir laikytis to plano ir laikytis tų tikslų. Ne pati sugalvojau visus šitos patarimus, kai kuriuos išgirdau iš tam tikrų podcastų, kai kuriuos sužinojau iš tam tikrų knygų. Visų pirma, kodėl aš manau, kad būtina rašyti planus, tai yra pirma, dėl to, kad viskas, kas parašyta, greičiausiai įvyks, nes dažniausiai, jeigu mes tiesiog galvojame apie kažką, tai yra tiesiog mintis, jos nėra surašytos į step by step, kaip siekti to. Tai yra tiesiog kažkokios random mintis mūsų galvoj. Lygiai taip pat tavo tikslas, jeigu tu turi tam tikrą planą ir tu jį iš tikrųjų savo surašai, tave apsaugo nuo FOMO. Tai yra triukšmas, kuris ateina į mūsų gyvenimą iš aplinkos. Šiais laikais, kai socialinėse tinkluose mes galime matyti kitų žmonių gyvenimus, atrodo visą laiką, kad esi kiekvienoje srityje behind, kad atsilieki, kad tiek visko yra, kad yra visokių hobių įdomių, o tavo gyvenimas nėra toks įdomus, tiek yra visokių įdomių vietų, kur galima nukeliauti, tiek yra skirtingų karjerų galimybių, o tu nežinai, ką daryti. Todėl, jeigu turi savo planą ir žinai tiksliai, ką tu darai step by step, kokių tikslų būtent tu sieki, tau psichologiškai tai padeda nusiteikti, kad tu nemissing out, tiesiog tu laikaisi savo plano ir kažkas turi tokius hobius, o tu turi kitokius, kažkas turi tokį karjeros, tarkim, pasirinkimą, tu turi kitokį. Kažkas keliauja į vieną šalį, kažkas keliauja į kitą šalį, tu, tarkim, keliauji į trečią šalį. Ir kai žmonės dalinasi, ką jie žiūri arba ką jie skaito, o tau atrodo, kad tu irgi nori tai perskaityti, bet visą laiką trūksta laiko, arba irgi nori pažiūrėti tą filmą arba tą serialą, bet trūksta laiko, reikia suprasti, kad laikas yra iš tikrųjų ribotas ir neįmanoma pamatyti visus filmus, neįmanoma žiūrėti visus šiuo metu populiarius serialus, neįmanoma skaityti visas šiuo metu, tarkim, trendinės arba kažkokias madingas knygas, dėl to, kad tiesiog neįmanoma. Vieno žmogaus gyvenimo šitam neužteks. Ir reikia tai suprasti ir turėjimas savo plano ir savo sąrašo labai dažnai tave apsaugo nuo viso šito FOMO, nuo viso šito fear of missing out, nuo viso šito streso, nuo viso šito pasaulinio triukšmo. Dėl to aš visą laiką kuriu planus ir naujiems metams, ir mėnesių, ir savaitai, ir laikausi tam tikrų reikalavimų iš savęs ir tam tikrų planų. Ir tai, žinoma, aš irgi žmogus, aš irgi kartais matau, kad šitie daro tą, kiti daro tą, aš irgi noriu šito, bet reikia tiesiog suprasti, kad gyvenimas yra vienas ir aš negaliu spėti visko, bet turiu savo planą ir aš žymėdamas savo plane, ką esu padarius asmeniškai aš, ką suplanavau ir ką iš tikrųjų man pavyko įveikti arba pasiekti, tai priverčia mane tiesiog džiaugtis ir dėl to aš manau, kad planai padeda tau iš tikrųjų judėti ir matyti savo progresą. Todėl, jeigu jums įdomu išgirsti mano 8 patarimus, kaip kurti savo planus ir kaip jų iš tikrųjų laikytis, užprenumeruokit šį kanalą, čia mes leidžiam laiką su Tolku. Taigi, pirmas patarimas – aiškus tikslai. Planai turi būti aiškus. Negali būti tiesiog planas noriu pradėti daugiau skaityti. Turi būti tikras literatūros sąrašas, knygų sąrašas, kurias nori perskaityti šiemet. Ir tada tu jau turi tas, tarkim, 30 knygų, kurias tu nori perskaityti, tu gali tiksliai planuoti, kokią savaitę, kokią knygą tu skaitai. Noriu sukaupti pinigų. Kaip tu kaupsi pinigus? Kokią pinigų sumą tu nori atidėti kiekvieną mėnesį? Kiek, ar tai yra 5 procentai, ar tai yra 10 procentų iš algos? Jeigu šiuo metu tu gyveni nuo algos iki algos, tai kaip naujų metų tu pradėsi atidėti tos pinigus? Ko tu atsisakysi? Pažiūrėti savo finansus, panagrinėti, ką iš tikrųjų, kokios tavo išlaidos yra, kokios išlaidos galbūt nėra tokios svarbios. Tu jau ne šiaip noriu sukaupti pinigų, noriu pradėti daugiau skaityti. Tu iš tikrųjų turi step by step instrukciją, ką tu turėtum pradėti veikti. Noriu pradėti sportuoti ir noriu numesti svorio. Ok,
Kada tu sportuosi, kokiom dienom. Jeigu šiuo metu tu sakai, kad tau nesigauna sportuoti, iš kur pas tave atsiras tas laikas naujais metais. Suplanuok tą laiką, pažiūrėk, kokiom dienom ar tu nori sportuoti tom dienom, kai, nežinau, anksčiau baigi darbą ir po darbo, arba tom dienom, kai vėliau pradedi darbą ir prieš darbą. Ar tai yra pakeliui į mokslus, ar tai yra pakeliui iš mokslų. Tai turi būti tikslus planai, kaip tu sportuosi, kur tu sportuosi, su kuo tu sportuosi, kada. Tai yra tikslas, konkretus tikslas ir kokių veiksmų tu turi imtis, kad šitą tikslą pasiekti. Kurti sistemą. Kartais sukurti savo laiką ir erdvę taip, kad tau būtų palanku daryti tai, ką tu nori, yra svarbiau negu tiesiog labai norėti to. Dėl to kai kurios dalykus reikia pradėti ruošti tuo metu, kai tu iš tikrųjų turi tam laiko ir turi tam energijos. Pavyzdžiui, jeigu tu gali viską paruošti iš vakaro, ruošk iš vakaro. Jeigu tu esi, tarkim, žmogus, kuris anksti keliasi ir labiau energijos turi ryte, vadinasi, kelkis ryte ir padaryk tam tikrus dalykus iš ryto. Paprastas pavyzdys yra su noriu sveikiau maitintis. Gerai, bet norėdamas sveikiau maitintis, tai yra neatsakymas. Tu neatsikelsi tiesiog vieną dieną ir nepradėsi sveikiau maitintis. Tu turi pasirūpinti, kad tavo erdvė būtų sukurta tam, kad tau būtų lengviau padaryti tą pasirinkimą, tą sveikesnį pasirinkimą. Ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad tu grįžti iš darbo, dažniausiai po darbo esi labai išsekęs, pavargęs ir alkanas. Ir nors tu, pavyzdžiui, ir pats ruoši vakarienę, bet tuo metu, kol tu ruoši, tu jau sugebi suvalgyti sumuštinį. Ir lyg ir iš to nėra kažkokios labai didelės žalos, suvalgyti sumuštinuką ir ką. Bet esmė yra tokia, kad jeigu tu nori sveikiau maitintis, tau tai netinka. Tau reikia iš vakaro pasiruošti savo, arba iš ryto, jeigu turi laiko, tau reikia paruošti savo kažkokias salatytės, kad tu žinotum, kad tu, kai grįžai namo, tu jau automatiškai tu turi šaldytuve tas salotas, arba ten tas morkas papjaustytas ir su, nežinau, su humusu, arba su kažkokiu kitu padažu, su kuo tu ten mėgsti, arba kažkokį kitą sveikesnį užkandį, kuris jau yra šaldytuve, kuris jau yra paruoštas. Ir tuo metu, kai tu gamini savo vakarienę, tu ne automatiškai, kaip pripratęs pasidaryti dar sumuštinį ir tuo metu suvalgai sumuštinį, o jau turi tas paruoštas, tarkim, salotas, kur, galima sakyti, atimi iš savęs tą galimybę nepadaryti to sveikesnio pasirinkimo. Tai reikia pasirūpinti, kad vis dėlto tai būtų tau arčiau, lengviau prieinama, lengviau pasiekiama, nes tada šita sistema aplink tave sukurta, tavo visa šita gyvenimo logistika, ir tau netgi bus sunkiau atitrūkti nuo tų planų. Keisti aplinką. Keisti aplinką aš turiu omeny, aišku, žmonės. Žmonės aplink save. Mes visi žinom, kaip kartais negatyvūs žmonės, kurie tave tiesiog traukia į apačią savo negatyvumu. Žmonės, kurie turi, tarkim, blogus laisvalaikių įpročius. Tai yra, tarkim, jeigu kiekvienas laisvalaikis, kiekvienas savaitgalis tai yra tiesiog ten, nežinau, alkoholis ir nieko naudingo, nieko gero, jokio kažkokio asmeniško progreso. Ir jeigu tu jauti, kad tu su savo draugais ir tam tikroj terpiai, tu jauti, kad tu nustoji augti ir užstrigai tam tikram kažkokiam tai plato, kuriam nieko nevyksta, ir tu jautiesi, kad tu pasiruošęs kažką keisti, bet žmonės aplink tave nepasiruošę kažką keisti. Kad galbūt atėjo tau tiesiog laikas judėti į priekį pačiam, ir aš nesakau, kad čia reikia suprasti, ne? Tai nereiškia, kad tie žmonės yra kažkokie blogi, ar kažkokie ne tavo lygio, ar kažkokie tau neverti tavęs. Ne, tiesiog kažkokie žmonės, tarkim, yra laimingi vienam gyvenimo etape, kai kurie žmonės galbūt siekia kažko kito, bet reikia suprasti, kad yra pasakymas, if you can't change people around you, change people around you. Reikia iš tikrųjų bandyti siekti, ieškoti kompanijos bendraminčių, žmonių, su kuriais tu jausies panašiai, kaip tu nori jaustis, kad tavęs niekas netrauktų į apačią, ir ypač tai yra svarbu, jeigu tu nori atsikratyti kažkokių tai žalingų įpročių, tai tu žinai, kad kiekvieną kartą to draugų kompanijoje tu nutrūksti, tai aišku, galima sakyti, tu treniruok savo valią ir kažką tokio, tai taip, bet vėlgi grįžtam prie antro punkto, kad reikia kurti sistemas aplink save. Jeigu tavo žalingų įpročių nėra aplink tave, tau bus lengviau jų išvengti. Todėl tu turi daryti pasirinkimą, kuris yra geras tau. Jeigu tu jautiesi, kad su šitais žmonėms aplink save tu visą laiką papuoli į tą patį circle, iš kurio negali ištrūkti. Aš gyvenu Anglijoje virš 10 metų. Ir tu papuoli į tą
žodžiu, užburtą ratą, iš kurio negali ištrūkti, tu turi padaryti savo išvadas ir suprasti, kad vadinasi atėjo laikas judėti. Ir tai nereiškia, kad tu turi susipykti, tu tiesiog turi natūraliai kiekvieną dieną daryti kitokius pasirinkimus. Ir daug situacijų yra iš gyvenimų pažįstamų, kai tarkim vienas iš draugų nustojo gerti ir automatiškai suprato, kad iš tikrųjų ten ir nebuvo tokie draugai, ten nebuvo žmonės, su kuriais tau buvo įdomu, su kuriais tu norėjai kažkaip kurti savo laisvalaikį ir kurti ateities planus. Tai buvo tiesiog žmonės, su kuriais tu gėrei savaitgaliais ir tiek. Ir dėl to tai tiesiog eis savo keliu, o tu eisi savo keliu. Ir viskas. Taip atsitinka, tame nėra nieko blogo. Todėl, kai tu kuri savo aplinką, nereikia nuvertinti aplinkinių žmonių įtakos savo. 4. patarimas, kaip iš tikrųjų laikytis, taip sakant, stick to the plan, tai yra disciplina. Ir dabar pasakysiu tokį dalyką, kuris kažkada labai padėjo man, labai padėjo pakeisti savo mąstyseną. Tai yra disciplina yra svarbiau nei įkvėpimas. Tu negali dirbti tik tai tom dienom, kai turi įkvėpimo. Tu negali kurti tik tai tom dienom, kai turi įkvėpimo. Tu negali sportuoti tik tai tom dienom, kai jautiesi gerai. Aš dabar nekalbu, aišku, apie kraštutinumus ir mums visą laiką būna dienų, kai mes tikrai negalim kažko daryti. Ir tikrai visiškai nesijaučiam, kad arba jaučiam tiesiog, kad mums reikia pertraukos. Mūsų įkvėpimas gali ateiti vieną dieną, o paskui gali bilenkiek mėnesių neateiti. Todėl negalima savo duoti dirbti tik tai tada, kada ateina įkvėpimas. Disciplina yra svarbiau nei įkvėpimas. Tai yra tai, kas tave iš tikrųjų laiko. Va, tarkim, tu atsikeli ryte ir supranti, kad šiandien nelabai noriu kažką veikti, neturiu įkvėpimo, ypač jeigu tavo darbas yra kažkoks kūrybinis. Bet reikia tiesiog paimti save į rankas ir pasakyti, gerai, bet padirbsiu bent jau, tarkim, pusvalandį. Geriau padaryti kažkiek, negu nepadaryti iš vis. Geriau pasistengti bent kažkiek pastangų įdėti, negu visiškai numoti ranką ir pasakyti, kad tiek to. Tiesiog kartais tu gali laukti įkvėpimo kažkam, bet jis taip ir neateis. Todėl reikia tiesiog imti ir kad tavo vidinis aš tiesiog sakytų, ne, mes dirbam, mes darom. Yra pasakymas, talent is only a starting point. Jeigu tu turi, tarkim, visi žino žmonės, kurie ypač yra tam kažkokiose srityse kažko pasiekę, žino, kad talentas tai yra tiesiog pradžia. Labai gerai, labai tau pasisekė, jeigu tu turi kažkokį talentą, tačiau tik tai dirbdamas, tik tai darydamas kiekvieną dieną, tas tavo talentas galės atnešti tau kažkokių rezultatų, bet vien talentas ir įkvėpimas toli tavęs nenuves. Dažniausiai. Jeigu yra kažkokių išimčių, tai labai už juos džiaugiuosi, bet realiam pasaulyje vis dėlto motyvacija yra svarbiau už įkvėpimą. 5. patarimas yra laiko tarpai. Tai yra suskaldyti savo planus į tam tikrus laiko tarpus. Padaryti, kaip yra knyga 12 Weeks Year, kai žmonės parodė, kad ten mintis yra pagrindinė ta, kad laikotarpis turi būti pakankamai ilgas, kad būtų realu tai padaryti, bet pakankamai trumpas, kad tu jaustum kažkokį iššūkį, kad tu jaustum, kad tu nori, žodžiu, čia ne tai, kad turi visus metus. Čia kaip pavyzdžiui, suskaldyti į laiko tarpus, tarkim, jeigu tu turi 30 knygų sąrašą, tai tau atrodo, kad metai yra tiek daug, aš perskaitysiu visas 30 knygų. Bet realiai, tarkim, jeigu jau visas sausis praėjo, tu nei vienos neperskaitai, nes čia buvo, tai, žodžiu, šventės, tai baliai, tai grįžai į darbą neturėjai laiko, tai, žodžiu, grįžai į darbą, pradėjai biškį daugiau sportuoti, nes po naujų metų visi grįžta intensyviau į sporto salės ir tu jau neperskaitai nei vienos knygos, tai kaip ir vieną mėnesį tu jau praradai ir jau iš savo sąrašo tam tikrų knygų neperskaitai. Todėl, pavyzdžiui, statyti savo 12 savaičių, tarkim, laikotarpį ir žinoti, kad per šitą 12 savaičių laikotarpį turiu perskaityti, vadinasi, iš tų 30 kažkur 10 knygų. Ir tu tada jau matai, kiek tu turi, žodžiu, per kiekvieną savaitę perskaityti. Tu jautiesi labiau atsakingas, nes tu jauti didesnį kažkokį challenge. Čia ne taip, kad taip, po metų. O tai yra kaip ir po 12 savaičių, tai yra trumpesnis laikotarpis. Todėl skaldyti savo planus į tokius realistiškus laiko tarpus ir labiau metų bėgyje matyti savo progresą, matyti, kad iš tikrųjų einu, bet po truputį išbraukiu iš to, tarkim, sąrašą. Aš čia tiesiog apie sąrašą knygų, tiesiog lengvą
lengva palyginti, ne? Bet lygiai taip pat, jeigu tu turi, pavyzdžiui, sutaupyti tam tikrą pinigų sumą, ne tai, kad tipo, per metus noriu sutaupyti 2000, nu tai gerai, bet aš žinau, kas mėnesį tu turi tam tikrą pinigų sumą dėti ir tu turi žinoti, kad per 12 savaičių turi turėti tiek ir tiek. Ir tai pritaikoma skirtingose gyvenimo srityse. Ir 6 patarimas yra keisti savo mąstyseną, keisti savo požiūrį į save kaip į kitą žmogų. Man atrodo, pirmą kartą išgirdau iš knygos Atomic Habits ir ten yra geras autoriaus palyginimas, jeigu, pavyzdžiui, tau sako, kad ar nori rūkyti, tarkim, jeigu kažkas šalia rūko, tarkim, siūlo tavo cigaretę ir tu turi 2 atsakymus, arba pasakyti kaip, aš stengiuosi mest, arba aš stengiuosi to nedaryti, arba tu gali atsakyti, aš nerūkau, viskas. Ir va ta mąstysena, tas supratimas savęs kaip to žmogaus, kuris to nedaro, jis tiesiog tau padeda kaip ir pačiam tuo patikėti, suprasti, kad tu nesi tas žmogus, kuris tai daro, tu esi kitas žmogus, tu to nedarai ir lygiai taip pat aplinkiniai pradeda tave matyti taip, kad tu to nedarai ir tai iš tikrųjų padeda tau vėlgi stick to the plan, laikytis to plano. Jeigu, pavyzdžiui, tu nori, tarkim, mest rūkyti, tai tau, žinoma, reikia visą laiką sakyti, kad tu nerūkai. Tiesiog. Arba, tarkim, aš sportuojantis žmogus. Jeigu kažkas klausia, tu sportuoji? Taip, aš sportuoju. Ne, aš kartais vaikštau. Kaip gaunasi, ne, aš sportuoju. Man patinka sportuoti, aš sportuoju. Tai yra ne vien apie tai, kad noriu mesti kažką, bet tai yra apie tai, kad tapti tuo žmogum, kuris to tiesiog nedaro. Ir viskas. 7 patarimas yra prioritizuoti savo sveikatą. Ir aš dabar paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Aš turiu omeny, kad šitas punktas gali pasirodyti biški kontroversiškas, biški prieštaraujantis tam, kur aš sakau, kad motyvacija yra svarbiau nei įkvėpimas, ne? Tačiau prioritizuoti savo sveikatą tai yra tas sugebėjimas suprasti, kada tu tuoj perdegsi, kada tu iš tikrųjų pavargai. Ne šiaip, tarkim, šiandien neturiu įkvėpimo, o iš tikrųjų. Tai yra, kai mes dirbam, kai mes sergam. Aš buvau šitoje situacijoje 2 metus iš eilės, dirbdama su klientais prekyboje, aplink kalėdas, kai yra tikrai labai apkrautas laikotarpis, kai tenka labai daug dirbti, labai daug kalbėti. Aš ir pernais, ir šiemet, aš dirbau, kai sirgau ir kai iš tikrųjų aš galėjau pasakyti, tarkim, pas mane nėra nei darbe kažkokių tai ten super bonusų kalėdinių, kuriuos aš tam prarasčiau, jeigu aš neičiau tuo metu į darbą, ar kažkokios, aš net nežinau, net neturiu kažkokios motyvacijos, net neturiu kažkokio paaiškinimo, kodėl aš tai darau. Tiesiog aš galėčiau pasakyti, kad aš esu darboholikė ir jeigu yra darbo, aš negaliu jo tiesiog atsisakyti, jeigu nėra kažkokios tai svarios priežasties tam. Ir netgi, kai sirgau, tiesiog gėriau tabletės, paracetamolį, ibuprofeną, lemsipą ir viskas, ir aš ėjau į darbą ir aš praradau balsą. Aš praradau balsą pernais ir aš praradau balsą šiemet. Kai tiesiog ne šiaip, kai tau skauda gerklę ir tau sunku kalbėti, ar balsas yra biški nusypęs. Ne, aš praradau jį visiškai. Ta prasme, aš negalėjau. Ir darbė su klientais, žinoma, tai yra tiesiog, crucial, tai yra labai labai svarbus dalykas kalbėti, bet aš tiesiog praradau savo pagrindinį instrumentą. Ir aš manau, kad čia yra tiesiog tas ženklas, kai reikia tiesiog jau jį suprasti, kad ateityje, ir aš čia statau savo irgi kaip naujųjų metų planą, tai yra laikytis vis dėlto, klausyti savęs ir savo kūno ir suprasti, kada iš tikrųjų yra tas taškas, kai tu sergi ir kai geriau neiti į darbą. Kai pasakyti darbe, kad tu sergi, nes manęs už tai neatleistų, manęs už tai nenubaustų, manęs už tai nenuskriaustų, manęs neatimtų pinigų. Aš tiesiog paimčiau keletą dienų, ten nežinau, dėl ligos ir viskas. Ir aš grįžčiau į darbą kaip niekur nieko, bet ne, taip nesigauna. Ir tu eini į darbą iki to taško, kai tiesiog prarandi balsą. Ir, tai yra baisu iš tikrųjų. Ir čia yra ta situacija, kurioje tu tiesiog, reikia prioritizuoti savo sveikatą. Ir tai yra tai, kas iš tikrųjų tau leis pasiekti daugiau. Nes galvoju, kad paimsi savaitę laisvą ir atsiliksi nuo savo planų, bet galų gale apsirgai dar daugiau, 2 savaitės buvai ant biliutenio paskui ir visiškai atsilikai ir dar iškritai iš savo gyvenimo ir iš viso, tarkim, jeigu tai yra per šventes, tai dar ir net negalėjai mėgautis to savo laisvalaikiu su šeima dėl to, kad iš tikrųjų sirgai. Ta prasme, tai yra tiesiog ta situacija, ką aš žinau, kad tai yra banalu ir labai daug žmonių apie tai sako, kad reikia prioritizuoti save, savo sveikatą, tačiau iš tikrųjų tai yra tai, į ką dauguma žmonių labai atmestinai žiūri, taip
disciplina yra svarbu, bet jeigu tu jauti, kad tu jau perdegi, kad tu jau negali, neeik į tą sporto salę ir negriaužk savęs už tai, tiesiog duok savo pailsėti. Man labai patinka šitas palyginimas su dantų valymu. Tarkim, įsivaizduok, kad atsitiko kažkokia tai situacija, kuri yra absoliučiai outstanding. Galit pažiūrėti video, aš čia priseksiu apie kaip anglų kalboje pakeisti žodį strange, kaip outstanding ir išskirtinis ir taip toliau. Žodžiu, atsitiko kažkokia situacija, kuri yra išskirtinė. Ir tarkim, tau teko kažkur nakvoti ne namie, tu visiškai neturėjai su savim jokių daiktų, nežinau, atsitiko kažkas, užstrigai kitam mieste, o nesitikėjai ten pasilikti. Ir kai supratai, kad jau teks pasilikti, jau visos parduotuvės buvo uždarytos, tu neturėjai dantų pastos su savim. Ir tu tą vakarą ir tą rytą neišsivalėjai dantų. Ir paskui tik tai kitą dieną, jau tarkim po pietų grįžęs namo, ten nuėjai į dušą, nusiprausi, išsivalei dantis, viskas, tu apie tai daugiau neprisiminsi. Tu negalvosi paskui apie tai, kad, o Dieve, aš nevaliau dantų 2 dienas, aš 35 metus valiausi dantis, o dabar dėl to, kad neišsivaliau, dabar viskas sugriuvo, visas mano sunkus darbas ir tu apie tai net negalvosi, tu net nesuksi to paskui savo galvoj. Tu tiesiog grįši į savo normą ir viskas. Ir elgsis kaip nothing happened, kai to net nebuvo, ne? Tai lygiai taip pat reikia žiūrėti tam tikras nesėkmes, kai tarkim, tu planuoji sportuoti 3 kartus per savaitę, bet vieną savaitę dėl kažko tau nesigavo. Reikia savo šitoje situacijoje būti labiau atlaidesniam, tiesiog suprasti, kad, taip atsitiko, gerai, vadinasi, čia nereiškia, kad, tarkim, tu grįžęs namo nepradėsi dabar 10 kartų valyti dantis, ne, tu tiesiog grįžti kaip į normą. Atsitiko, gerai, taip atsitiko pirmą kartą gyvenime, greičiausiai daugiau neatsitiks, bet ta prasme, atsitiko. Viskas, aš grįžau į savo normalų gyvenimą ir taip daugiau nebus. Ir viskas, lygiai taip pat reikia galvoti apie tavo tam tikras kažkokias tai mažas failures, nesėkmes, nes nesėkmė tai yra tiesiog proceso dalis. Nereikia žiūrėti nesėkmę kaip nesėkmę. Reikia daryti tiesiog, taip atsitiko, tarkim, planavau sportuoti 3 kartus per savaitę. Vieną savaitę nesigavo pasportuoti, nieko tokio, aš kitą savaitę, kai viskas yra ok, reikia grįžti tiesiog į savo normalias vėžes, nesportuoti tą savaitę 7 dienas per savaitę, kad atkeršyti savo už praeitą savaitę, to daryti nereikia. It's ok. Tiesiog šitą savaitę nepasportavai, kitą savaitę grįžti į normalų suplanuotą ritmą, kaip planavai 3 kartus per savaitę. Viskas. Kai kažką esi savo numatęs daryti ir nesigavo ir tu žiūri irgi vėlgi FOMO atsiranda, tu matai žmonės, kurie viską spėja, nėra žmonių, kurie viską spėja. Ir reikia tai suprasti. Ir 8 patarimas yra self-love nelygų selfish. Meilė savo nėra savanaudiškumas. Girti save už mažas pergalės, duoti savo pailsėti, kada jauti, kad reikia pailsėti, leisti savo kartais beprasmiškai praleisti laiką. Tai yra irgi normalu, kai tarkim žmonės, kai kurie, kai atsistoja į tą self-improvement path, jie eina, viskas, absoliučiai viskas, ką aš darau, turi tobulinti mane ir taip toliau. Ir tokiam pakankamai nuodingam rate užstrigęs, kai viskas turi būti naudinga ir aš negaliu praleisti nei minutės laiko nenaudingai. Taip neturėtų būti. Ir self-love ir kartais tiesiog pačilinimas, kartais tiesiog poilsis, kartais tiesiog beprasmiškas kažkoks pasivaikščiojimas, visų pirma, tai duoda tavo nervinė sistemai pailsėti. Tarkim, pasivaikščiojimas be priežasties, nebūtinai sportuoti ar dar kažką, tiesiog poilsis, tiesiog išėjimas su draugais, vėl tiesiog su malonumu, su gera kompanija, su gera muzika, su skaniu maistu, tai yra normalu, ir nereikia galvoti, kad aš to nusipelnysiu tik tai tada, kada padarysiu viską. Visų pirma, visko galbūt to nepadarysi, o visų antra, net kai tas pavyzdys su knygų sąrašu, įsivaizduokit, kad jeigu tu pasakytum, kad visų knygų iš savo metų sąrašų neperskaitysiu, nieko nedarysiu, tai yra nenormalu, tu turi, tarkim, daryti tai, ką tu savo esi numatęs, bet lygiai taip pat duoti savo poilsį kartais duoti savo pertraukas nuo to darbo, nes taip tavo ta nervinė sistema nebus perkrauta ir tu iš tikrųjų netgi daugiau padarysi kitą kartą, nes pailsėjęs, grįžęs galbūt su naujom idėjom, su nauja energija, tu jausies dar geriau ir galėsi netgi padaryti dar daugiau, Tiesiog tai yra tokie paprasti dalykėliai, kurie padeda tau įvertinti tai, ką tu esi jau padaręs, pailsėti nuo savo darbo
galbūt atšvęsti savo kažkokias mažas pergales ir judėti toliau, dar labiau inspired, ne, ir turėti daugiau įkvėpimo daryti ir tęsti tai, ką tu darai. Štai ir viskas, apie ką norėjau pakalbėti šios dienos video. Tikiuosi, kai kurie iš šių patarimų jums buvo naudingi, galbūt kažką pritaikysit savo gyvenime, galbūt yra kažkokių patarimų, kuriais jūs norit pasidalinti, taip pat galite rašyti juos komentaruose. Nepamirškit užprenumeruoti šį kanalą, čia mes leidžiam laiką su Tolku ir tikiuosi šitie metai jums bus labai palankus, produktyvūs ir jūs daug pasieksit, visi jūsų planai bus įveikti, jūs busit sveiki ir laimingi. Laimingų naujųjų metų jums, ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo, visiems bye!